Labą dieną. Mes norėjom pasiklausti, kai tokia ilga žiema, tai kaip šiemet bus su bitėm? Su bitėm? Taip, su bitėm. Žiema tai neilga iš tikrųjų. Tai kaip neilga, jeigu mes jau kilogramą, 10 kilogramų to cukraus supylėm į avilius. Ir jos baigė visą suėsti, kaip ji neilga. Tai jūs norite pasakyti, kad visą cukrų, kur samagonai taupėt, supylėt bitėm? Taip, va šiais metais beveik nieko savo neišsivirėm, viską bitėm atidavėm. Tai padarėt klaidą, žinokit. Nu tai kas galėjo žinoti, anksčiau vis brango tas medus ir taip neblogai suprekiaudavom, kad valdiškos prisipirkdavom. Aš galėjau žinoti, jūs galėjote mane anksčiau kreiptis. Nu, žinot, mes tik nesenai susipažinom su vienu žymiu žmogum ir jis mums nurodė, kad sako, bet jau jis tai tikrai pasakys. Tai dabar sakykit, ką daryti su tais aviliais. Ar juos parduot, sakant, kad tos bitės dar gyvos, ar vis tik laikyti? Žinot, galima ir parduot, iš tikrųjų. Galima, svarbu išviliuot pinigus iš ko nors. Kokiu nors būdu. Ar parduot, ar išnuomot, pasakyti, kad bitės geros, kad viskas tvarkoja, kad bus daug medaus. Reklama geros. O tai ir bijau, kad, supranti, parduosi, galvodamas, kad jos mirė, o jos bus gyvos ir dar atneš pelno tam kitam. Neatneš. Reikia pardavinėti. O, tai gerai, ačiū, kad pasakėt. Adomėlį važiuosim, iškart bites parduodam ir eisim tau šito dviračio dviračio pirkti. Arba motopedo.